Senojoje Vingio parko estradoje kuris laikas girdimas tik riedutininkų ir bėgikų alsavimas. Žmonės sako, kad gerai įsiklausius galima išgirsti judančių bicepsų susitraukinėjimą. Nusprendėme pasiūlyti žmonėms patreniruoti savo ausų jautrumą. Ar jie atskirs gyvą garsą nuo grojimo per šį HTC telefoną. Pasak ekspertų, išskirtinė garso kokybė jam neprilygsta nė vienas telefonas. Bet apskritai, kiek kokybiškas gali būti garsas grojimas per telefoną? Patikrinkime. Gal norite laimėti telefoną? Na, ką čia reikės daryti? Reikės atspėti, ar garsas grojimas per telefoną ar gyvai. Tai čia easy. Tai easy, tai einam. Kaip gal nelabai turiu aš jau telefoną, taip kad viskas čiki, ačiū. Nu, galima pabandyti? Pabandyti. Bandom. Ne, dėkui, viso gero. O jūs nenorėtumėt? Telefonas, ne? Manau, kad taip. Pabandom. Pabandom, eime. Jei atspėsite teisingai visą seriją garsų, jūs madistas. Tai yra melodistas, ar net fonoglotas. Ta prasme, kažką apie muziką suvokėte. Gal pirmus smuiku orkestre negrosite, bet pakankamai išmanote, kad telefonas būtų jūsų. Čia bus smuikas. Čia gal telefonas? Čia tikrai buvo telefonas? Čia smuikas. Būgnai buvo. Nežinau. Čia būgneliai tikrai. Jaučiu, čia irgi buvo telefonas? Gitara, manau. Galbūt tai buvo gitara? Nežinau tikrai. Nu, nežinau, gal, bet jaučiu irgi telefonas. Kaip nuotakos, kaip pasisekė? Manau, puikiai. Puikiai. Pažiūrim, ar puikiai? Na, išdūrėt. Ačiū už dalyvavimą. O, geras. Čia visada buvo telefonas? Geras, negali būti. Akivaizdžiai gali. Nu va, sakiaugi. Sveikinu. Ačiū Telefonas labai. jūsų. Gero, ilgo laimingo gyvenimo kartu. Mama, aš laimėjau telefoną. Geras. Nesukite galvos, kuris telefonas jums tinka. Užsukite į bitę. Čia išmanių ekspertai padės išsirinkti labiausiai jums tinkantį telefoną.